Jau galim važiuoti, okei. Rock and roll. Tai aš iš pradžių norėčiau pristatyti naują podcast'o co-hostą Arną Jacevičių. Tai Arnas turi daug kietų istorijų, daug matęs bičas. Sveikas atvykęs, Arnai, malonu. Hello. Dabar tau garbė pristatyti mūsų svečią, prašom. Nebuvo lengva užduotis, buvo daug įdomių faktų, kuriuos norėjau pasirinkti į pristatymą, bet pasirinkau pagrindinius, o kitus aptarsim po to. Bet man po kairę sėdi žmogus, kuris jau 15 metų gilina savo žinias nuo medicinos ir psichoterapijos iki Z kartos elgsenos subtilybių bei žmogaus sunkumų priežasčių kilimu. Jis dirbo su tūkstančiais moksleivių bei dėstė Vilniaus universiteto studentams. Veda mokymus įmonėms, lektorius įvairiuose renginiuose bei mental health turinio kūrėjas Dainius Jakučionis. Sveiki. Taip, malonu susitikti. Taip, turiu pirmą klausimą, kuris dabar taip pasakiau, pristačiau tave su daug etikečių. Taip. O įdomu būtų sužinoti, kas yra Dainius be profesinių ir akademinių etikečių. Oi, prasideda filosofiniai klausimai dabar čia. Ko tu tikėjais? Yra sunkus klausimas, matai, nes tu žinai, kiek jūs čia giliai išsikapstyti. Labai giliai. Nes viena vertus, žinai, jeigu Dainius be tų visų etikečių, tai yra turbūt jau tada priklauso nuo to tikėjimo, žinai, ar tai yra ten, žinai, dvasia, siela ar dar kažkas. Jeigu atmetus tuos, tai tada tipo yra, žinai, žmogus tyrinėjantis pasaulį. Va, taip gal ir galėčiau likti. O kad be psichologijos arba psichoterapijos tyrinėjai, bet laisvų laikų? Oi, tai dabar tai daug tyrinėjau. Aš dabar ir dirbtinį intelektą tyrinėjau ir marketingą kažkiek tai, nes man, kaip turint savo tą tokį vadinamą asmenį prekės ženklą, kur dabar tas self-brandingas yra vadinamas, tai man yra įdomu, žinai, kaip kur kas ten juda, ką daryti, žinai, tai social media yra įdomi, lygiai taip pat, ką ten galim padaryti, kodėl, žinai, kokie algoritmai veikia, kokie neveikia. Tai kažkiek tuo domiuosi. Kas dar? Tai daugiausia pagal knygas galima turbūt žiūrėti, tai dabar vienas kitą apie kūrybą, šitą Rick Rubin, labai tokia visai įdomi knyga. Tai buvo tokia, aš žinau, yra dar kuo domiuosi, bet toks, žinai, sveikata, žinai, sportą domiuosi. Okay. Savo sportą, žinai, ne kitų. O kokiu sportu domiesi? Ne, sportu tai fizinio aktyvumo, gal čia taip, mes taip geriau pavadinkim, ne sportu. Aš gal kokį futbolą netyčia žaidė? Ne, žaidžiau, bet... O kodėl nustojai futbolininko karjeros siekti? Aš kažkaip galvoju, kodėl ten taip. Mes žaidėm universitete ir pasiekėm, man atrodo, kažkurį tai kursą, kur labai daug reikėjo mokytis. Kažkaip, man atrodo, tada kažkaip ten baigėsi mano karjera ten. Kaip su maisto gamyba? Tai gaminu mažiau negu kad anksčiau, bet faina vis dar pagaminti karts nuo karto, bet gal dabar fainiau valgyti. Buvai prieš 4 metus vienam interviu sakęs, gavai klausimą, ką norėtum dar gyvenime pasiekti, patirti, tai sakei, kad nori turėti virtuvę, kurioje galėtum gaminti high-endinius patiekalus, taip įsireiškia. Jo, tai vis dar noriu. Vis dar neturiu tos virtuvės, vis dar negaliu tokius visus patiekalus gaminti. Bet, kažkada turbūt, žinai, turėsiu, bet čia nėra kaip čia, must toksai visiškai tikslas, bet būtų smagu. Nes tam reikia, žinai, tada daug labiau uždirbti, kad galėčiau nedirbti ir gaminti. Nes toks, žinai, užtrunka ilgai pagaminti gerą patiekalą, ypatingai jeigu man žmona padovanojo, man atrodo, kalėdom Noma knygą, restorano, kur yra Kopenhagoje, kurie tuoj užsidarys. Tai ten yra receptai, kur yra 5 kokie nors ingredientai, bet jie negalima vadinti, gal reiktų sakyti ingredientų grupės. Ir ta kiekviena grupė susideda kažkokių 20 dalykų, kuriuos reikia padaryti. Tavarsi ten receptas yra kokie 5 lapai. Knygoje, aišku, to nėra, nes ten yra tik tai parašyta, kas kaip kur gražios fotkės, bet tu gali nueiti tipo jų puslapį internete ir parsisiųsti po tą receptą ir ten yra 5, kokie 6-7 puslapiai, kaip pagaminti kiekvieną iš visų šitų, tai yra ką veikti, jeigu norint gaminti, bet, žinai, high-endinius dalykus.
Nors man užtenka, kad, žinai, tiesiog kiaušinienį įsikepti ir aš visai džiaugiuosi, kad išsikepu taip, kaip aš noriu. Taip, vat, kad ten, pavyzdžiui, tas, žinai, scrambled eggs būtų taip. Kaip filme. Taip, ne, nu ką, kaip filme, ne kaip filme, o kaip high-endiniai šefai. Gerai, atsiprašau. O klausyk, nuo paskutinio mūsų pokalbio podcast'o formatu praėjo turbūt kai jau 2 metai, ne? Tuo metu, čia visai daug laiko prabėgo, aš žinau. Tai tuo metu dar sakyčiau, kad buvai toks mini-influenceris, dar pradedantis savo kelionę. Tai man įdomu, dabar jau pasižiūrėjau tavo postus, tai jau skaičiai įspūdingi, išteko už save, bet man įdomu, ar tau pasikeitė kažkas, nu, ties atsakomybės jausmu, ties turiniu, kurį tu transliuoji, ir pradėjai žiūrėti kažkaip labiau atsakingiau, ar kažkas pasikeitė nuo to, kad ten turėjai 1000 sekėjų, dabar nežinau, kiek ten tiksliai turi, bet... Nu, Milijonais, milijardais. Nesuskaičiuosi jau, kaip paprastai. Dar ne milijonas, bet jo, netoli. Nepasikeitė, nes aš ir tuo metu, man pradėti buvo sunkiausia dėl to, kad atrodė, kad aš neturiu ką pasakyti, arba kad, nu, gal nėra kam, nu, niekam tai nesvarbu. Tada, kai aš pradėjau tiesiog tos paprastus dalykus pasakoti paprastai, arba kai kurios sudėtingus supaprastinti, kad būtų aišku, kas ten yra, tada jau vis tiek aš rimtai žiūrėjau. Aš vis laik žiūriu tai rimtai, tik kai kada, žinai, aš kartais turiu pasitikėti ir ta tokia gal kartais nuojauta, kur aš sugalvoju mintį ir galvoju, bet čia yra labai paprasta mintis, nes galvoju, bet čia, nu, kam čia bus įdomu. Visiems aišku ir taip. Jo, ir tada bum, toksai kažkas, kas čia, kaip čia taip dabar yra, kodėl aš jam taip surezonavo. Tai kartais būna, kad tos mintis pataiko, kartais ne, bet, nu, socialinė medija yra toks dalykas, žinai, greitai atsirandi, gali greitai būti pamirštas. Tai, tiesiog... Bet įdomus momentas, vat, ką pasakėjai, atrodo, nu, pradėjai prieš kažkur 2 metus, sakykime, daug aktyviau reikštis, nu, socialinė erdvė, kur turinį. Nu, jo, aš sakyčiau, kad viskas prasidėjo aktyviai labai tai praeitų metų Liepą, kur aš pradėjau daryti žingsnius link jau vat to, vat viso to kažkaip tai, nu, didesnio darbo. Aš lygtais anksčiau kaip ir norėjau, taip biškai padarydavau, tada sustodavau, tada vėl padarydavau. Toks būdavo labai mėtymasis, toks lygtais darau, bet nežinau, kodėl darau, kam čia darau, nu, ką čia darau, tai atrodo daug laiko užtrunka. Ir aš po to atradau tą formatą, video formatą, kuris man mažiausiai laiko užtrunka, nes tiesiog aš sugalvoju kažkokią idėją ir ją užsirašau, pasižymiu kažkur, aš tada ją turiu ir tada jau, kai man reikia nufilmuoti, aš tiesiog nufilmuoju, žinai. Dabar kartais padarau tokį biškį kaip, nu, tokį batch filmavimą, tokį, kad, nu, vat, vieną dieną kokias 4-5 video kažkas nusifilmuoju, kada turėčiau, vat, nu, ten paleisti. O kuris ir nedarau nieko, nes tiesiog neverta savęs spausti, kai nenori, tai nereikia. O tai kodėl tu tada augini tą asmeninį savo brandą? Kodėl man šitas klausimas kyla, nes jeigu tu sakai, kad nenori, tai ir nereikia nespaudys, kas yra žiauriai sveikintinas požiūris, bet dažniausiai žmonės, jeigu kuriasi tą kažkokią asmeninį įvaizdį, jie labai pušina ir kartais tas net nenatūraliai atrodo, tai kaip tu mąstai iš to vietai? Nu, tai 2 dalykai yra, vienas tai turbūt yra garbė ir šlovė, kas taip man, nu, irgi jaučiasi ir nėra kažkaip jau dabar nebėra nei ten gėda ar kažkaip tai būtų, nežinau, apmaudu kalbėti apie tai, kad aš noriu garbės. Man anksčiau būdavo tikrai labai kažkaip nesmagu, kad, tipo, o kodėl aš čia darau, nes noriu būti garsus. Ir tipo, man čia, tai tu, kodėl? Tai, toks atrodo, kad psichoterapeutas turi būti labai toks humble, nu, kažkoks labai kuklus, toks ir toks, nu, tu nesimato jo, jisai turi būti labai paprastas. Bet aš supratau, kad, nu jo, mano kažkokios asmeninės traumas pastumėjo mane siekti daugiau to buvimo kažkur tai viešumoje ir galima tai išnaudoti. Ir dažnai tuo pačiu metu aš esu psichoterapeutas, kuris gali duoti naudos. Tai jeigu aš galiu duoti naudos ir galiu gauti tos garbės ir šlovės, tai win-win. O gerai, tau dabar kaip psichoterapeutui klausimas, sakai, kad nu, iš kažkokios traumos atėjo tas noras, nežinau, tos garbės ir panašiai. Man tiesiog įdomu, tam tikrose vietose yra labai naudinga iš tų traumų, nu kaip jinai gali tapti kaip, nežinau, benzinų realiai to mašinai. Tiesiog gali varyti ir tos traumos vedama, žinai, įveikti tos tikslus, bet man atrodo, kad gan dažnais atvejais
ta trauma, jinai galbūt sukėlė jo kažkokį dalyką, tu jo pradedi siekti, nori ten, tarkim, garbės, aš tais nesvarbu, koks tas tikslas, bet po kiek laiko tu supranti, kad čia visiškai ne tavo dalykas buvo. Kaip tu, kaip psichoterapeutas, šitos pusės žiūri į traumas, ar, žinai, ar jas reikėtų traktuoti kaip benziną, ar, žinai, tai turėtų būti dalykas, kurį tu priemi, paleidi ir tiesiog, nežinau, padedi į stalčių. Ar yra kažkoks santykis? Labai individualu. Aš manau, kad čia yra labai individualu ir priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Aš taip nesakyčiau, kad visos traumas yra tokios, kurios, žinai, sudegina po to. Šiaip tai, jeigu žiūrėtumėm į tą tokį bendrą, tai taip, vidutiniškai, statistiškai yra taip, kad jeigu tai kyla iš traumos, tada taip. Bet jeigu tai kažkaip... Pertrauksiu, sakykime, iš traumos, apie kurią tu žinai, ar nežinai? Kai iš jos nežinai. Ja. Nes jeigu tu nežinai, tai tada yra tas, kad tu nežinai, kad tu darai kažką, bet tu nežinai, kodėl tu tą darai. Bet jeigu tu žinai, pavyzdžiui, kad man buvo taip, kad aš patyriau patyčias ir man tai kažką labai stipriai, taip žinai, ten nurovė tą, kad reikėjo labai daug kompensuoti, dalykis labai reikėjo daug tokio ieškoti, kaip čia patapti populiarių mokyklai, kaip pakeičiau ją ir kažkaip ten įgauti ten daug žmonių, kad aplink mane būtų, nes man labai reikėjo priėmimo. Okay. Ir dažnai tas priėmimas, jisai, aišku, tuo metu, ir aš nesakau, kad dabar, žinai, man 3 kažkiek yra, jau virš to 3-5, man tai kažkur, aš pamirštu, kiek man. Kas čia skaičiuoja? Ja, mums 3-8. Čia, tikrai, kas čia skaičiuoja. Bet kai aš baigiau mokyklą ir įstojau universitetą, tai ta trauma man trukdė. Nes aš norėjau labai ten tos irgi garbės ir šlovės, bet aš nemokėjau elgtis su žmonėmis. Aš juos labai žemindavau. Kad tu esi prastesnis, žinai, ten, aš viską geriau žinau, čia tu mane aiškinkai, žinai, ir aš čia turiu kažką, tai čia tu neturi. Tai čia dabar tai supranti ar supratai ir tada? Ir tada supratau, tik tai, kad neturėjau ką padaryti. Žinai, supranti tada, kai jau pradeda labai skaudėti, nes žmonės sako, tu čia fainas, bet, perspaudė. Tai ir mokyklai buvo, taip irgi pasakyta kartais, tai, bet, ką jau čia šneka, nieko nesuprantu čia, aiškina man čia kažką. Bet dabar aš galiu sakyti, kad, taip, aš to noriu, man tas yra faina, aš mokausi išgyventi, neskaičiuodamas labai stipriai laikų skaičiaus, žinai, kad tiesiog, matau, viskas gerai eina. Ir aš bandau vis priimti tą, kad tai yra taip, kad vieną dieną tu esi on top, kitą dieną tu gali būti, žinai, kažkur tai ir nebūti on top, nes tu nieko nedarai ir algoritmas yra negalestingas, sako, jeigu nieko nedarai, tai tavęs nėra, reiškia, viskas tai. Tai ten, čia tiesiog algoritmas ir tu turi mokėti paklūsti algoritmai toje vietoje arba kažkokiu kitų būdų išnaudoti, tai aš bandau išnaudoti, tiesiog viskas nuo karto darydamas tai, kas man visai yra įdomu ir faina. Tai grįžtant prie tos traumos, tai kadangi žinau, tai man lengviau. Ir po to, žinai, prisideda kažkokie tai teatriniai elementai, kodėl aš vaidinau teatrį, žinai, ką man reikėjo to. Tai irgi yra toks, kodėl tos scenos tave, žinai, kodėl aš vedu mokymus, irgi toks, kam, kodėl, aš galėčiau dirbti tiesiog savo psichoterapeutų, sėdėti savo kabinete ir nei man reikėtų ten rodytis tam, žinai, Instagram'e, nei vesti mokymus, nei eiti kažkur tai ten į kažkokius pranešimus, konferencijas, kur ten stovėti prieš daug žmonių, jaudintis ir taip toliau. Man galėtų ir nereikėti, bet kadangi man to kažkiek tai reikia ir aš tada mokusi su to išgyventi, kad man to reikia ir aš tada bandau priimti tą iššūkį, kuris kyla su tuo noru. Bet ar tu tai darai, nes tau reikia, ar yra kažkiek džiaugsmo ir noro vesti ten mokymus, nežinau, arba tos pačius video filmuoti? Tai video filmuoti man visai patinka, aš visai kartais net man faina sugalvoti, kada idėja kažkokia, geras, čia įdomi sugalvoti tokia idėja, nežinau, suvartyti tos žodžius kažkaip, kaip čia įdomu. O kartais tai yra toks, čia turiu įdėti, nes kažką tai reikia padaryti. Okay. Bet būna taip, kad aš nufilmuoju, aš, nebuvo anksčiau taip, bet aš dabar būna kartais nufilmuoju ir nededu, nes man nepatinka. Nepatinka ta, aš padarau, galvoju, čia pritempiau, čia prispaudžiu, nėra to tokio man atrodančios kokybės ir tada nededu, bet tai yra gyvenimas. Aš šiaip, kaip vaidyba man buvo toks įdomus dalykas, aš, žinau šitą faktą apie tave, kad tu ir improv
scenoje atsidurini dažnai. Ir toks iš pažiūros atrodo gal rimta profesija, psichoterapeutas. Prieš tai buvai šeimos gydytojas, lektorius universitete ir tada improv scena toks visiškai crazy, laisvas, neapsikrantis dalykas. Tai va, ar jisai dabar, va, kai sakai, kad tai ar iš kažkokios traumos, kad va, reikia būti pamatytas, ar turėti erdvę, kur gali būti pamatytas, ar kaip? Nebūtinai. Dabar, kai kada ateina tiesiog labai logiškai, kad aš esu lektorius ir kalbu viešai ir man tiesiog reikia ugdyti savo įgūdžius. Ir... Čia dabar apie įgūdžius, ne? O kaip anksčiau buvo, vat, nuo ko prasidėjo tas? Tai teatras prasidėjo mokykloje. Tai mokykloje man, nežinau, mane ten priėmė. Mane pakvietė kažkaip, tai sako, čia einam į kažkokį tai burelį. Ir ten buvo teatro mokytojas, sako, čia padarysim projektą apie žydus, apie holokaustą. Ir ten aš norėjau kažkaip prisigredinti prie kažko, tai ir nuėjau. Ir nuo to užsisuko, kad davai einam ten, visai gerai, čia tada darim kažkokius socialinius projektus su vaidyba, kas visai faina buvo, nes galėjau kažkokiu kitu personažu būti šitoje situacijoje. Tai jisai leido, šiaip teatras yra visai geras dalykas žmonėm, kurie yra ir drovus ir kartais nelabai žino, kas jie tokie yra, nes leidžia patirti skirtingus vaidmenis, bet tuose vaidmenyse gali būti crazy. Ir tada žiūrėti, kaip tu jautiesi tame vaidmenį, kai tu esi crazy. Ir tada galvoju, o geras, aš čia gerai jaučiausi. Tai kodėl aš tada einu gyvenime ir kažkaip visai kitą dalyką darau ir nesijaučiu taip crazy. Ir gali pagalvoti, gal aš taip ir turėčiau elgtis, kaip ten tai scenoje elgiausi ir visai gerai galiu jaustis. Tai padeda išsilaisvinti ir jeigu skaitė tą knygą Kūnas mena viską, tai ten yra kalbėti apie teatro naudą su traumom ir su to tokiu atradimu, galbūt ne tai, kad savęs, bet paaugliams tai yra didelis toksai paskata judėti kažkaip tai suprasti, kas vyksta viduj, nes tiek, kad tie vaidmenys būna ten, kartais liūdna reikia vaidinti ir tu pradedi išmokti, kad yra visokių emocijų. Toks yra, žinai, kur toks mesgi čia ne to susirinkom, bet tai yra toksai, kaip yra tas posakis apie bitės, ne? Bitės nežino, kad jos apdulkina augalus. Jom tai yra, nežinoma. Jis tiesiog neša žydadulkes nuo vienos iki kitos. Tai bitės nenešiotų, tai kaip ir būtų ten sunku visiems. Tai man teatre irgi buvo, kad aš daug labai išmokau, net nebandydamas nieko išmokti. Tai ta teatrinė kalba, tada yra viešasis kalbėjimas, tada kažkoks improvizacijos momentas. Tai kad ir čia galėčiau kalbėti pakankamai laisvai, nereikėtų labai stipriai mąstyti, ką sakyti ir jausis pakankamai gerai, tai vis tiek tam reikėjo patirties. Ir tada mokysi, ne, ir tada per tą patirtį atsiranda kažkoks tai po to rezultatas. Kažkoks tai. Geras rezultatas, geras. Jo, šiaip, dabar pakalbėjom apie improv ir žinau, kad man tai būtų turbūt aukščiausias diskomfortas, koks yra įmanomas, bet iš to man kyla klausimas, arba bent jau aš savo gyvenime taip žiūriu į baimės, į kompleksus, į kažkokias, kad ir fobijas, kad man toks yra kaip kelrodė. Pavyzdžiui, jeigu bijai ten, nežinau, scenos, kalbėti podcast'e, ar improv ir net leisti savo įeiti tos vaidmenis, kuriuos tu sakai, kad ten ne tik aš Arnas su savo etiketėm, o dabar aš vapšė crazy kažkoks bičas, ne, kažkokiam crazy vaidmenį. Tai man gal aš esu turėjęs tokią patirtį, kur nugalėjus baimę, išlaisvino kardinaliai kitą dalyką, kuris visiškai nesusijęs. Tai ar sutiksim su to, kad baimės tokios gali būti, ar yra kaip toks kelio ženklinimas, kur link eiti? Iš dalies. Turbūt, kad vėl priklausys nuo tos baimės, žinai, jeigu tu turi aukščio baimę, tai ne visiems, žinai, ten verta jai veikinėti ir ten kankinti save ir kitus, lipant į kalną, kai, žinai, sustingsta ir sako, aš nelipsiu. Aš tarp kitko šokau su parašiutu, kad nugalėt baimę, bet dabar turiu dar didesnę baimę. Tai kai kuriem, žinai, kai kuriem yra, kad jie įveikia tą baimę, kai kuriem, bet nėra taip, kad, žinai, nedidelis skaičius žmonių, kuriem atrodo, kad ten neįveiks, žinai. Dauguma, kai įveikinėja, tai ir įveikia, bet ne visiems reikia, žinai.
ar tai yra va, ta kelrodė žvaigždė, kur link eiti, tai labai priklausys nuo tos pačios ir baimės, žinai, nu, tipo, ten vėlgi, aš bijau viešo kalbėjimo, bet ar man reikia, žinai, nu, jeigu aš randu logiškai, kodėl man reikėtų viešo kalbėjimo ten mano gyvenime, bet aš to bijau, tada verta tą įveikinėti. O taip tik, kad įveikinėti baimę dėl to, kad įveikinėti, nu tai jo, gali būti kaip bucket listas, taip aš žinai, įveikti savo baimės ir turėti tokį kaip gyvenimo būdą. Aš žinau, kad šiaip įveikinėsiu savo baimės gyvenime. Bet čia, man atrodo, kaip tu ir sakai, kad žmogui, kuris gal nelabai žino, kas jis toks yra, irgi visai naudinga per tas baimės perdėti, nes, nu, nežinau, tu sakai, kad tau atvėrė, man atrodo, visai daug dalykų, man tai lygiai tas pats buvo kažkokios baimės, jas įveikė ir kardinaliai gali tavo gyvenimas, nežinau, kažkur nukrypti, lygiai taip pat, žinai, pirmą kartą podcastą atsisės rekordinti, nu, žiauriai baisu buvo, tipo, bet kažkur tai nuveda, kur dabar netgi irgi po 2 metų pauzės sutinki žmonės, jie atpažįstate, nu, yra gražūs dalykai kažkokie. Tai jeigu tu nežinai, ko tu nori gyvenime ir, va, kaip sakai, žinai, ar tau ten reikia viešojo kalbėjimo, jeigu tu neturi to tiksliai atsakymo taip ar ne, tai tada gal ir verta, žinai, bandyti ir gal nu, savęs pažinimo kelionė man tokia. Bet toks gal, žinai, bet kokiu atveju gali parodyti, nugali baimę, nereikia, man šito šūdo aš pabandžiau ir... Šiaip, va, tavo požiūris yra gal teisingesnis, biškai, žinai, kur, kad jeigu aš įveikiu ir tada galiu pamatyti, ar man tai įdomu ar ne. Nes kol aš turiu baimę, tai aš net nežinau, ar man patinka, nes aš bijau. Duris uždarytos, tu nežinai, kas už. Ten, žinai, jo, galbūt tai, žinai, nueini į vieną kitą viešojo kalbėjimo mokymus ir tada supranti, kad tik kad man gal kaip ir nereikia, nu, nes, tipo, kad aš nieko nedarysiu su to viešojo kalbėjimu, žinai, man čia. Bet, aišku, viešojo kalbėjimo mokymai visiems yra naudingi, nes kai susimažėja ta viešojo kalbėjimo baimė, tai tada kitur atsiranda truputėlį laisvės, žinai. Tiesiog net ne scenui kalbėti, bet ten, kur nors šiaip kalbėti, žinai, kur tau reikia pasakyti, atsistojai į susirinkimą, reikia kažką pasakyti. Yra daug lengviau pasakyti. Ne, kad, žinai, ten stoji ir taip. Ir tai būna, ir viskas yra okei su to. Sakot, nu, toks laikas. Man vėl kalbant apie baimės, aš esu identifikavęs tokį, nu, sakykime, ir čia kalbėti jau jaučiuos ganėtinai komfortiškai, kalbant su klientais, ten parduodant savo paslaugas, nu, kaip žuvis vandenyje, ta prasme, argumentus, logiškai viską galiu taip dėlioti, kad atrodo, nu, žinau, kad gerai sekas ir gerai galiu parduoti. Ir yra mano kriptonitas visiškas kalbėjimo, tai yra mafija žaidimas. Kur, nu, sportinė mafija žaidžia. Aš tenai atsisėdu, man 1 sekundę gali šaltis, purtyti kojas, drebėti, kitą sekundę karštis, reikia pradėti kalbėti smegenis offline, atsijungi ir panašiai. Tai man ten yra tokia aplinka, kur einu kai į darbą. Jeigu nueinu, tai į darbą atidirbti, kad, vat, nu, išmokti komfortiškai jaustis visur. Nes prideda gyvenimo kokybės, turbūt, va, kaip tu ir sakai, bet kokiose kitose situacijose. Taip, čia man atrodo, kad gyvenimo etape kažkuriam tai visi dalykai, kuriuos mes pabandom, yra tik tai pliusas, ne minusas. Nu, tarsi, nebent ten, nežinau, aišku, kai kada gali būti minusas, jeigu ten susižeisi ar dar kažką padarys, žinai, tai ten tas, bet šiaip daugumą atveju tai jie saugus yra, žinai. Ne, svarbu neįsivaryti dar vienos traumos kažkas iš to, man atrodo. Nu jo, bet čia jau gal, žinai, kai esi suaugęs, tai aš nežinau, kiek tu ten, žinai, gali tą traumą ir įsivaryti, nes ateini suaugęs į kažką ir tu jau darai kaip ir suaugęs, tai nebūtina savęs spausti iki galo. Gal tu šiandien, žinai, tokia nuotaika, kad nu, negali iki galo spausti ir neįveiksi tos baimės. Bet tada, vat, kas labai svarbu pagauti save, kad tai, kad aš šiandien neįveikiau, tai nereiškia, kad aš nevykėlis. Yeah, tai reiškia, kad tiesiog vat, šiandien aš neturėjau ten arba jėgų, arba ne ta nuotaika, arba ne ta diena. Ir tada atleisti savo už tai, kad neįveikiau, ten priimti, kad jo, viskas gerai, nu, tai šiandien tai bus. Ir tada sakyti, okei, bet aš pabandysiu tada vėl. Kažkada, žinai, kitą kartą ir vėl pabandyti. Nes kas atsitinka dažnai, kad žmonės pabando, jiem nesigauna ir jie tada labai save kažkaip tai teisi. Limituoja dar labiau limituot, man tau pradeda. Taip, nes nemaloni emocija, kuri kyla ir jinai susijus yra su ta veikla, jinai kils visą laiką, kai aš pagalvosiu apie tą veiklą. Ir tada atstums. Nenorėsiu jos veikti. Tai va taip su atidėliojimu yra. Žmogus, žinai, kažką atideda ir po to galvoja, čia reikėtų gal tikrai pabaigti. Ir taip, ai, ne šiandien. Kuo labiau atidėlioji, tos vis sunkiau daros. Taip. Bėgant. Jūs čia tarpusai mėtėtės tokiom frazėm, kas man šiek tiek neaišku buvo. Klausiai, ar va, tą traumą jau pažįsti, ar galėjai įvardinti. Tai
man tiesiog įdomu klausimas yra, tipo, žinai, yra tam tikros traumos, kurios jau mes galim pasakyti, kad jas turim, bet yra tam tikrų traumų, kur turbūt mes nežinom, kad tai yra net trauma. Tai kaip tu tas traumas gali pažinti, pavadinkim? Aš nežinau, ar supratot klausimus, jūs čia tarpusavį kalbėjote, kad, tipo, tu jau čia pažįsti savo traumą ir aš nesuprantu, ką reiškia pažinoti savo traumą. Tai turbūt vėlgi, ar tai buvo tavo skausmingas įvykis kažkoks, tai labai reikšmingas, tai vienas iš dalykų, žinai, kai tu jau atsakai savo į tą klausimą, kad jo, tai buvo reikšminga ir skausminga ir leidi savo išbūti su tuo jausmu, kuris kyla tuo metu. Nes kame yra, kad šiaip, tipo, žinai, ką žmonės įsivaizduoja traumom. Mušė, ten, žinai, ten, nežinau, seksualinė prievarta, ten tyčiojasi, tai čia traumas, jo. Bet ten gali būti, kad tiesiog vieną kartą kažką pasakė labai stipriai. Ir tuo metu, žinai, labai sureagavo ir tai liko atmintyje, bet po to tai kažkaip tai užsiglaistė ir daugiau niekada nieko to nepasakė. Bet tai, kad tą pasakė, pradėjo keisti žmogaus įsitikinimą apie save ir apie pasaulį ir tada jisai pagal tą įsitikinimą pradėjo kažkaip kitaip elgtis. Ir kadangi jis pradėjo kitaip elgtis, tai jis jau galbūt ir kitą gyvenimo pusę nuėjo. Kažkur kitur, žinai, jis yra. Tai va tas, kad visiškai ten sakyt, kad visas traumas atkapsyti, nemanau, kad įmanoma, nes tai, žinai, jų tikrai buvo daug ir kai kurie dalykai jie ganėtinai stipriai gal, žinai, veikia, bet tam tikrus, žinai, ribojančius įsitikinimus jūs galima atrasti ir su kuo tai susiję. Ir dažnai tai bus kažkokia mini, žinai, tokios traumelės, kur, žinai, kiekvienam tai trauma yra skirtinga. Čia nėra to tokio objektyvaus dalyko, tai yra labai relatyvus momentas, kur kas man skaudėjo, nebūtinai kažkam kitam skaudės, jeigu jis toje pačioje situacijoje buvo, žinai, mes skirtingai matysim tą pačią situaciją po 10 metų. Bet tai realiai traumas tada kaip, apibrėžimas galėtų būti kažkoks įvykis, bet realiai ar tai bus trauma ar ne trauma, tai priklauso nuo tavo reakcijos tuo metu iš esmės, kaip stipriai tu galėjai, sureaguoti, nes irgi sakai, žinai, kad galbūt kažkas kažką pasakė, tai tau visam gyvenimui liko, bet, žinai, pasakytum ten man ar Barnui ar kažkam gal mums dzin būtų, žinai, tai realiai ne ką pasakys, ne kas atsitiks, o kaip stipriai tu sureaguosi į tą dalyką, suformuoja traumą ar kaip tai. Ir vienas iš tų dalykų, kaip stipriai tu sureaguosi, kitas dalykas yra koks tavo charakteris ir trečias yra, gal ne paskutinis, bet dabar tik tokį sugalvojau, kokia tavo aplinka bus vėliau. Tai kaip su tavim elgsis vėliau. Žinai, tau atsimena traumą ir tada klausimas, kaip su tavim po to elgsis. Okay. Nes jeigu nežinau, žinai, ten tie tokie gal kraštiniai labai pavyzdžiai, žinai, vaikas atiduotas į vaikų namus nuo ten kūdikystės. Ir jam trūko meilės, trūko prisilietimo, fizinio prisilietimo, kuris labai yra reikalingas stipriai žmogaus vystymas. Tai neaišku, kad jisai išsivystys kažkokį, žinai, antžmogį, bet jisai reikalingas tam, kad, žinai, galėtume jausti daugiau meilės savo gyvenime. Tai jis patekęs į labai mylinčią šeimą, jis bus geresnis ir pilnavertiškesnis visuomenės narys, negu kad nepatekęs į mylinčią šeimą. Į šeimą, kuri bus tokia truputėlį atšalus, žinai, tokia, kur mažiau jaučia, žinai, jausmus, kur mažiau sako, mažiau prisiglaudžia, žinai. Ir jisai tada sakys, iš tikrųjų, įsitikinimas, kad manęs nemyli, kuris kažkur ir galbūt pasąmonėje yra, nes, jisai buvo paliktas vaikų namuose, žinai. Tai jis dar labiau išryškės ir jis atitinkamai po to pradės jausis. Bet jeigu jis gaus labai daug dėmesio, meilės, tokių kažkokio, žinai, gairių gyvenime, tai gali būti, kad jam, žinai, bus toks, man atrodo kartais, kad manęs nemyli, bet šiaip aš jaučiuosi, žinai, kad viskas yra su manim okei. Tai labai ta aplinka irgi, žinai, daro įtaką, nes traumas yra tai dėl aplinkos, o jinai gali kažkiek tai padėti, žinai, užgyti. O tai su tom didesniem, pavadinkim, traumom, vis tiek atsitikus kažkiam įvykiai gyvenime, yra dalykai, kuriuos mes kitaip pradedam daryti, nežinau, ar ten mąstyti kažką, kaip sakai, kažkas pasikeičia. Tai tas pokytis, besigalim, nežinau, kad būtų paprašiau mums kalbėtis, įsivardinti kaip atoveiksmis po tos traumos, kažkie dalykai, ne? Okay. Tai imkim mano scenarijų, aš praėjau labai sunku etapą, turėjau daug tokių, žiaurių, šūdinų įvykių, kur, niekam nelinkėčiau. Ir aš žinau, kad jau tam tikri dalykai pasikeitė. Aš matau, kaip aš žiūriu į pasaulį ir net neskaičiau, kad tie dalykai gal blogi yra. Žinai, kaip dažnais atvejais man tenka girdėti, kad atsitiko X ir dabar, žinai, aš galvoju kažką blogo, kažkas yra blogai.
man kaip tik gal net tos traumas kažkodėl pozityvo daugiau nesuteikia. Nu, irgi pakeitė, nežinau, požiūrį gyvenimą į laikinumą, whatever, galima gilintis ir gilintis. Bet man tiesiog įdomu, kaip žmogui, vat, kaip man išsiaiškinti, žinai, kokie dar atoveiksmai yra, kuriuo aš galbūt nežinau ir kurie išlys, tarkim, vėliau kažkada ir ar aš galiu kažką dėl to padaryti, ar tai yra tiesiog jau toks dalykas, kad, žinai, atsitiko, kažkada grįž kažkokie šūdai mane prisivis ir jau tada aš galėsiu pasakyti, ai, čia čiųjų atoveiksmis iš to dalyko, kuris atsitiko prieš X laiko. Nebūtinai, kad tai kažkas gali pasivėdžinti, čia labiau gal irgi priklauso nuo to, kaip tu reagavai tą patį įvykį, žinai, nes tu galėjai vienai reaguoti, galėjai kitaip reaguoti, žinai, jeigu tu esi sąmoningas ir tu suvok, kas tame įvykyje vyksta, tai tu vėliau gali daryti įtaką tam pačiam visam atoveiksmui, žinai, koks jis bus. Ir tikrai, ypatingai suaugusiam amžiuje sunkiau yra tie atoveiksmai, nors jie yra, kartais nusėda labai kūne giliai ir tada ten, žinai, eina žmonės pas kūno terapeutai, žinai, pas masažuotojus, pas osteopatus, žinai, kad atranda, žinai, kažkur, kad kūnas ten kažkur, ten, nežinau, buvo labai milžiniškas išgąstis, žinai, ir žmogus kažkur susitraukia kažkas, nežinau, ten kažkoks ir tipo, ir jam tada daro įtaką visam, žinai, gyvenimo, kažkur skauda, kažkas maužia, žinai, kartais iš viso, kas čia vyksta, bet kažkokia pasirodo trauma yra. Tai kartais bus, kartais ne, čia labai nuo žmogaus priklausys. Kitas dalykas yra tas vadinamas potrauminis augimas. Tai yra, kad po traumas žmogus gali dar įgauti didesnį atsparumą ir paaugti. Nes tai yra tada jis kitaip pervertina savo gyvenimą, tada vertybės galbūt kažkokias. Tai vėlgi čia klausimas, žinai, ar tai vyksta suaugus, ar tai vyksta vaikystėje. Vaikystėje yra limituotas interpretacijų skaičius, kas su tavimi vyko. Suaugus yra didesnis interpretacijų skaičius. Tu gali, žinai, kai kurie turi tikėjimą, kai kurie turi ten kažkokius, žinai, apvaizdas, dar kažką sako, tai čia taip gyvenimas lėmė, tai čia, reiškia, čia viskas yra okei. Ir ta trauma nebėra tokia didelė trauma, nes tiesiog kitaip žmogus tiki. Tai labai priklauso nuo pačio žmogaus. Ar pasivys vėliau, kai kurios pasivys, kai kurių ne. Ar nuo ko tai priklausys, turbūt nuo emocinio raštingumo, nuo suvokimo, ką jisai patyrė traumos metu ir ką jisai vėliau, kaip jisai ją išgyveno po ir kaip jisai integravo tai į savo gyvenimą. Tai, okay. Nes čia nėra taip, kad trauma, viskas. Pagaun. Okay, ačiū. Man įdomus dar ir susijęs su traumom ir ne tik, bet kiek skaičiau, kad irgi domiesi visokiais egzistenciniais filosofiniais dalykais, tai man įdomu, kaip kuom tu tiki, kodėl mes čia esam, pavyzdžiui, jeigu kalbant apie traumas, tai ar tai yra karminiai dėsniai kažkokie iš praeitų gyvenimų, kuriuos mes turim praeiti ir tada ta trauma nėra kažkoks tenai velnias, kurio reikia bijoti, tiesiog labiau priimti ir nebėgti ir feisinti tam, kad, po to būtų geriau. Kaip tu matai tą visą? Bet su tuo tokiu, kad čia vis dėlto yra kažkoks, žinai, karminis dalykas, kur reikia man ten, žinai, patirti ir dar kartą išgyventi, nes tada ten kitam gyvenime bus geriau. Kažkaip šitas man mažiau žavė, žinai, aš labiau ten to, žinai, katalikiško, žinai, mąstymo. Nors aš labai priimu visus mąstymo, žinai, požiūris. Bet aš tai žiūrėjau, kad mes esam šitam gyvenime, nes tiesiog mes čia esam. Mes gimėm ir jau viskas. That's fine. Dabar mes ir gyvenam. Man daugiau budistinis patinka. Tu gimėjai, kodėl dar? Jo, kodėl tu dar kažko nori? Ko tu nori? Tu gimėjai, viskas. Jau tu esi čia. O dažnai pas tai ateina žmonės, klientai, pavadinkim jau, kur realiai ieško to tikslo kažkokio. Dabar, kaip mes čia ką tik kalbėjome, kodėl mes čia esam panašiai. Ar dažnai tenka su tokiam situacijom susidurti? Tai būna. Kasme būna žmonių, kurie nusivilia kažkuo ir sako, tai koks čia gyvenimo tikslas, ką man čia veikti ir kodėl veikti. Tai tada mes aiškiname, koks jo gyvenimo tikslas. Nes gyvenimo prasmės, tokios kaip bendros gyvenime, jos kaip ir nėra, žinai, tai tada tik klausia, tai jau kokia yra tau prasmė. Ir žmogus tada ieško, kas jį džiugina, kas jį nedžiugina, žinai, kaip to, kas džiugina daugiau turėti, žinai. Tai va šitoje situacijoje yra daugiau toksai, darbas su juo, bet, žinai, kai būna labai sunku ir kai tu esi duobėjai, tai dažnam atsiranda klausimas, o tai ką aš čia veikiu? Nes tiesiog esu duobėjai, tai nesunku būti duobėjai. Bet jeigu pradeda kažkokius dalykus keisti ir koreguoti savo gyvenimas, tada atsiranda daugiau šviesos ir jau atrodo, kad aš nebesu tokioj duobėjai.
gal čia ir tas gyvenimas geresnis. Nors, tipo, niekas nepasitė, bet jis tiesiog koregavo tam tikrus, žinai, ten, nežinau, fizinis aktyvumas padidėjo, ten maistas gal, ten kažkokius vitaminus pradėjo, žinai, gerti, kurių jam trūko, ten gal geležies atsargos padidėjo organizme. Vitaminas D pasitaisė, žinai, ir staiga nuotiko, kažkaip geresnė nuotiko. Niek šiaip daugiau gyvenime darbe nepasikeitė. Bet tiesiog susitvarkė tos dalykus ir jau į gyvenimą žiūri geriau. Ir tai galvo, gal ir prasmė yra šitam gyvenimui. Kartais labai paprasta gal dalyką ten užtenka pakeisti, kad rastum tą prasmę. Taip. Man, pavyzdžiui, gal pasidalinsiu, aš, iš man kaip yra, kad antroji klasė, prisimenu, prasidėjo tikybos pamokos, papasako ten pirmą pamoką, kas yra Dievas, kuris gyvena, kad jis viską žino tavo telefono numerį, prisimenu, sakė ir visokius tokius dalykus, žodžiu, žino viską. Ir aš prisimenu, einu namo ir ten antroji klasė, 7, gal 8 metai, ir aš pakeliu, galvą į dangų ir be šansų, kad ten sėdi kažkas ant to debesies, be šansų. Ir man kažkaip buvo toksai, kad visą gyvenimą, toks atrodo pasimetimas kažkoks, kažkaip, koks tolkas tada atrodo, tenai paauglystėj po to išgirdau, kaip Elonas Muskas sako, tenai yra 1 iš milijardo tikimybių, kad gyvenam realioje realybėje ir kad čia mes simulacijų ir panašiai, vis tada galvoju, kam čia gyventi. Ir daug buvo tokių. Ir man, gal skirtingai negu tau dainiau, kad man karminis tas dalykas davė, arba tikėti į karmą, kaip į dėsnį, kad yra praeitų gyvenimų ir bus dar ateityje, sakykime, kur tu gyvensi. Man davė daug tokio gal kaip energijos ar motivacijos žiūrėti, kaip žiūrėti į sunkumus, arba kaip su jais dylinti, ar pavyzdžiui, kaip jeigu tave ten vaikystėje, ar nebūtinai, bet jeigu tave kažkas įskaudino, pakeisti požiūrį į tai, kad, realiai, kad, tas žmogus yra tiesiog kaip pieška šachmatų lentoje ir kad jisai tiesiog atlieka savo funkciją tau, kurią tu turi pats įsispręsti. Tai man davė daug daugiau tokio gylio į visą tą, bet klausimas būtų, ar tu sakytum, reikia žmogui turėti kažkokį, sakykim, tikėjimą, ar religiją, ar kažką, kad būtų tas ekstra gilesnis sluoksnis, kuris gyvenime kurtų tą pačią geresnę galbūt kokybę ir padėtų lengviau dylinti su visokiais sunkumais. Man atrodo, ne mano vieno čia yra mintis, bet man atrodo, kad žmonės, aš jau taip tiki. Jie visą laiką kažkuo tiki. Ateistai tiki tuo, kad nėra Dievo. Tarsi čia toks, žinai, paprasčiausias, žinai. Bet viskas yra okei. Visi kažkuo mes tikime ir aš tik tai kaip žiūriu į tą pasaulį, tai vis dėlto žmonės tikintis kažkokia aukštesnė galia ir, aišku, atitinkamai tikintis ten vėlgi dar ne į kraštutinį ten nuėję, bet jiem yra lengviau. Nes jeigu yra jiem problema kažkokia gyvenime, jie sako, tai įsispręs. Jo, čia man padės. Arba turi su kuo pasikalbėti, kaip ar pasimelsti, pamedituoti. Ir yra tas kažkoks, pavyzdžiui, man tikrai kartais visai faina pagalvoti, kad galbūt aš esu tam, kad ir daryčiau tai, ką dabar darau. Kad čia yra, galbūt čia toks tikslas. Šitos visos veiklos ir kad čia aš neturėčiau tada nusiminti, kai man kažkas nesiseka, bet tiesiog toliau daryti ir kažkas tai gausis. Tai, ta tokia, kad padėti žmonėms, mano yra ta mąstysena tokia, tai, ką žinau, kai tiki, biškai lengviau, bet dabar vėlgi tada kažkas sako, bet aš tai netikiu. That's fine, viskas gerai. Ir nereikia, svarbu savim tikėti tada. Nes tai yra tas, kad nieks nepasakys tau iš aukščiau, ką tau reikia daryti. Čia yra tas toks, kad jo, man padės. Bet tu nesuprasi, ar tau padėjo ar nepadėjo. Tiesiog, tu gyveni tą gyvenimą ir sakai, kai bus man blogai, tai man kažkas tai padės. Gal, bet vis tiek reikės pačiam, kaip sakant, darbus tai nieks nepadarys. Jo, čia žinai, gal tau ten bus lengviau, gal ir ne, kas nežino. O galbūt, kai žinai, čia su tikėjimu yra tas, kaip tu nori, taip vartai. Kai tau yra labai... Nes nieks nežino to labiau. Taip, žinai, kai tau yra labai sunku, tu sakai, yra taip sunku, nes čia man yra siūstas išbandymas. Kai tau yra labai geras, tu sakai, man čia yra gera, nes man taip... Mane apdovanoja. Jo, ir viskas tiesiog, ir tu kaip nori, taip vartai. Dėl to žmonėms yra lengviau, nes jie tiesiog... Yra paaiškinimas visiems dalykam. Ir lengviau išvarto visą šitą momentą. Dar turiu klausimą. Kaip tu manai, ar žmonės turėtų siekti gyventi komforte ar diskomforte?
Čia tai yra sudėtingas klausimas, koks tikslas yra žmogaus, žinai, ko jisai siekia savo gyvenime. Jo, gal aš pakomentuosiu tada, kalbėjom apie traumas, apie visokius dalykus, ar reikia spręstis, ar nereikia, kokią tai gali įtaką padaryti ir panašiai, ar yra ten kažkas šešėlį, kurie po to seks ar neseks. Ir man įdomu, ar žmogus turėtų siekti, gyventi komfortą ir, sakykime, daryti gyvenime kažkokius veiksmus, kurie, nežinau, atkurtų komfortą, gal nerizikuoti, nes kam rizikuoti, jeigu ten aš apskrausiu ir bus streso, kaip pavyzdys. Arba atvirkščiai, tu eiti į diskomfortą, sakykime, kad ir kas tai būtų, nes ten už to diskomforto yra galbūt daugiau laimės ir daugiau to paties komforto, bet jeigu tu eini per diskomfortą, tiesiog rezultatas būna komfortiškesnis galbūt gyvenimas. Čia, man atrodo, visaip gali būti. Nėra, čia priklauso nuo to, ką skaitėjai. Esmė, jeigu skaitėjai stoikus, varai, tipo, valkatauti gatvę ir sakai, kad reikia patirti, kas atsitiktų, jeigu aš, pavyzdžiui, nieko, visko netekčiau. Tai, toks momentas irgi yra, kad, aš galiu tada kažko sekti, kažko tikėti. Ten visos religijos skatina asketizmą. Ir jos visos sako, kad tu turi ten, kažkiek tai, kažkur tai yra ten badavimo, yra ir kažkokio tai ten susilaikymo, yra ten kažkokių tai situacijų, kur tikrai reikia ten save, taip jau vesti į diskomfortą, fizinį galbūt kai kurias situacijas. Gal tai buvo sugalvota, kad, valdyti žmonės, galbūt sugalvota, kad jie kaip tik pajustų, kad, tas kažkoks diskomfortas, kurį jie jaučia, nepadaro jų gyvenimą blogesniu. Kaip, pavyzdžiui, tam kažkoks tai pasninkavimas. Tu pasninkauji, supranti, kad gali išgyventi. Jei nebus maisto, išgyvensi. Kaip gerai yra žinot, kad jeigu nebus maisto, tu galėsi išgyventi kažkokią tai laiką. Tai, yra labai gerai, išlaisvina tada tokį, kad, čia man reikia pavalgyti šiandien, jeigu šiandien nepavalgysiu, man viskas šiandien, jau man išvažiuos smegenys kažkur. Bet ar tikrai visiems to reikia? Aš nežinau. Man atrodo, kad vėlgi mes tą komfortą ir diskomfortą gal skirtingai įsivaizduojam. Jeigu komfortą įsivaizduojam kaip nieko neveikimą ir viską gavimą tiesiog be jokių pastangų, tai tada yra nesąmonė. Tada gyvenimas yra tuščias, nes viskas gauna be pastangų. Ir mūsų smegenys neveikia šitai. Mūsų smegenims reikia įdėti pastangų, kad galėtum kažką gauti, nes tada mes gausim atlygį. Tai yra, tą dopaminą. Dėl ko social media yra taip veikianti ir taip jinai išbujojo, nes mes veikiam taip, kad gaunam dopamino. Kiekvienas ten tas socialinis postas, kurį mes palaikinam, paskrolinam, jis išskiria mažą koncentraciją dopamino ir mes, geriau jaučiuosi. Kaip faina, aš jau vėl galiu gyventi, viskas čia yra gerai. Bet tai yra už dyką ir nieko nepadariau. Bet, pavyzdžiui, eiti ryte pasivaikščioti, ir tada kodėl aš taip čia geriau jaučiuosi? Nes įdėjai darbo. Ar ten planką padaryti. Kodėl žmonės gerai daro, jaučiasi po planko? Nes jie įdėjo darbą. Tai, jie padarė kažką. Tai yra tas visas, kad tu gauni pasitenkinimą labiau tada, kai tu įdedi pastangų ir kažką pasieki. Jeigu tu be pastangų tai pasieki, tu pradedi to nebevertinti. Nes tau davė, valgyti, tu valgai, neskanu noriu dar. Kitokio, daug geresnį čia maistą, čia dar kažkas. Bet kai tu turi pats pasigaminti, o dar jeigu, pavyzdžiui, turėtum pats susirasti to maisto kažkur, tai tu valgytum, prasme, ir sakytum, nuostabiausias maistas pasaulyje, aš nesu valgęs skanesnio, nes tu įdėjai pastangų ir tada tas atlygis yra labai aukštas. Tai mes galim žiūrėti tai, ar tas diskomfortas duos tada atlygį. Jei diskomfortas yra tik dėl diskomforto ir nėra jokio atlygio, tai aš nežinau, čia tokia klausimas. Čia žmogaus turbūt pasirinkimas yra, Taip. Nori to ar ne. Okay. O man įdomu iš industrijos pusės žiūrint, vis tiek jau praėjo COVID banga, kaip pasikeitė žmonių, nežinau, gal dar nepastebėjai ar gal nieks nepasikeitė, bet kaip pasikeitė žmonių problemos prieš COVID ir po viso lockdowno, po visų tų nesąmonių, kas buvo. Nežinau, pavadinkim top 5 problemų, su kuo ateina pas tave žmonės. Kas skiriasi? Nieks nesigia. Okay. Tai aš ir lockdowno metu buvo tas pats, tik tai, kad prisidėjo vienišumas.
kad esi užsidaręs, būtų su vienas. Socializacijos realiai. Taip, tai tiesiog tas buvo prisidėjęs, bet buvo viskas tas pats su santykiai su savim, su kitais, su partneriu, žinai, tai toks, tiesiog, kad buvo, daugiau buvo įtempta, nes reikėjo vienoje vietoje kelių žmonėms. Irzulė turbūt. Taip, ir viskas, tai čia nieks nepasikeitė kažko. Ten aišku, gal mokslininkai žiūrėtų, kad ten kažkokie procentaliai, žinai, kažkas. Bet man... Nieks. Okay, bet šitas man visai įdomu buvo. O tada kitas klausimas. Tu kaip psichoterapeutas, tu dabar, žinai, pamatęs kažkokį, išgirdęs, tarkim, kažkokį įvykį žmogaus, tu gali identifikuoti, kad va tenai praeitį buvo padaryta kažkas blogai, čia trauma, dėl to jis taip daro, ne? Ar dabar tu, nežinau, laisvalaikiu, nelaisvalaikiu, analizuoji žmonės, tarkim, nežinau, man didžiausias, keiščiausias dalykas, aš kai augau, kai buvau mažas vaikas, entertainmentas kavinėje arba bet kur kitur būdavo, nežinau, žaislai, kiti vaikai ar kas nors tokio. Dabar 9% laiko yra Netflixas pajungtas per telefoną vaikam, kur, tiesiog non-stop share tipo video. Ir man viena vertus, aš ten, žinai, nedžedžinu žmonių, ne mano reikalas, kaip jie augina vaikus, tipo, bet, galėtum dėmesio biškai pradėti, čia jau... Nedžedžinu, bet... Reikėjo man pasakyti, norėjau. Bet, žinai, kita dalis yra, man įdomu, ar tu, matydamas tokius dalykus, nežinau, man tai signalizuoja kažkoje raudona vėliava, man nepatinka, man baisu, tipo, aš automatiškai, žinai, mąstau, kad kitaip galbūt savo vaiką norėčiau ginti, bet čia dar kita tema. Bet ar tu neanalizuoji žmonių elgesio ir nežiūri, kad, tipo, žinai, matai, kad vaikui pastoviai duoda Netflixą, žiūrėt, ten vietoj visi valgo pietus, jam duoda, žiūrėt, kad tiesiog užimtų jį, nežinau, koks reasoningas yra. Ar tu spėlioji, mastai, ką tai gali reikšti tam vaikui po 2 metų, po 3 metų ir ar kažką tu tokiai vietoj turi pasakyti žmonėm, ar ne? Ne mano vaikas, ne mano problemas. Vienas dalykas, nereikia kištis į kitų žmonių gyvenimą, tai jau yra, kai jeigu jie norės, jie tada pasiklaus kažko tai, bet tai bus problema. Bus problema. Tai yra nemokėjimas išlaikyti dėmesio, nemokėjimas susidominti savęs pačiam, nemokėjimas atrasti veiklos, kuri būtų fizinė. Tai yra, ten vaikščioti kažkaip, tai judėti, ten bėgioti, sėdėti tada visą laiką. Šiaip taigi vaikas, tu nenulaikysi jo. Ir tada ką daro, tada duoda telefoną ir sako, va, tu būk čia ir sėdėk, ir žiūrėk, nes tu mums, trukdai. Nes tu, žinai, jis atvažius, šūkaus, ten lakstys po visą, žinai, kavinę dar. Man tai čia skamba kaip nuskausminamieji, tiesiog. Bet taip yra. Bet tai yra, aš sakyčiau, kad taip yra negerai ir taip neturėtų būti ir iš vis vaikams ten iki tam tikrų amžiaus iš vis neduoti jokio telefono ir ko įmanoma ilgiau neduoti. Vėlgi viskas labai priklauso turbūt nuo to ir kaip tėvai mato ir koks jų yra požiūris ir kokį jie patys turi santykiai, nes jeigu tai yra vėl tik nusiraminimo priemonė, tada jo geriau neduoti. Bet jeigu tai yra, pavyzdžiui, yra tėvų, kurie duoda vaikams telefonus, jie žaidžia ten, nežinau, ten ir telefonų žaidžia, TikToką scrollina, ir jie komentuoja, ir jie ne tai, kad ten būna sėdė, bet jie tiesiog, pasiema kažkokias idėjas ir tada iš tų idėjų kažką patys kuria ir dalinasi ir kalbasi su tėvais, ir tėvai irgi tame dalyvauja, ir jie kalbasi ten, nežinau, žaidžia Minecraft nuo ten 5-4 metų ir tipo, kodėl, žinai, žaidžia, nes jie bendrauja tada, jie kalbasi, jie žinai, stato kažką tai. Tai kai matai tame kažkokią tai kūrybinį elementą, tai viskas yra okei. Tai yra blogiausia, tai ir vaikams, ir suaugusiems yra pasyvus stebėjimas. Konsumini, kad konsumini. Taip, dėmesį prikausti ir tu tiesiog, kaip zombis, žinai, ten. Bet čia žiauru šiaip dalykas yra, nes aš netgi pats pajūčiau, kad seniau man knygą perskaityti būdavo žymiai lengviau. Tipo, nežinau, prieš 4 metus, tipo, knyga, easy. Sėdi, kai 100 puslapį įvinioji ir gali toliau eiti. Dabar 10 puslapį max, tipo, čia maksimumas mano būdavo. Ir, žiauriai baisu, da pasidarė, tai jo, aišku, pasidariau screen time, atsidariau, pradėjau žiūrėti, kur ta problema, iš kur jinai čia atsirado. Ir atsakai, kad jo, Netflixą kokį daužai, ten vietoj to, kad pažiūrėtum, realiai, va čia tai buvo iš žiauriausias momentas, kur aš atsidariau YouTube ir man išmetė 2-5 minučių video apie istoriją, kas man yra džiauriai įdomu, tipo, smagu. Ir kai, 2-5 minutės, aš čia tiek dėmesio neišlaikys YouTube shorts. Po 15 sekundžių, taip. Ir valandą prasidėti, taip, čia yra žiauru, tipo, ką žmonėm daryti šitoj vietoj, tipo, kaip tu, nežinau, išsitrinti appsus iš telefono. Okay. Žinok, padeda labai, žinok, tikrai padeda ir aš manau, kad, ta prasme,
sėdėti prie kompo sunkiau, nes tu turi daugiau kažkokio, žinai, dėmesio sukaupti, tu turi darbų. Plius tavo ekrane šortas netelpa į visą ekraną. Jis yra, žinai, toks kaip įdėtas ir dar yra, kaip čia, didelė dalis ekrano, kaip ir su tuo pačiu, žinai, su TikTok arba ten šitais Instagramu. Tu žiūri, taip, tas neokupuoja visiškai, o kai telefoną, tai visas vaizdinys yra taip labai... 100% dėmesio linai, okei. Ir šiaip, tada tai nėra patogu. Taip. Tu turi turėti, žinai, kompą. Jeigu tu eini kažkur tai gatve, tu nesinešė atversto kompo, žinai, ir neskrolini. Jo, tu tiesiog nori telefoną tą daryti. Tai kai tu neturi to galimės telefoną, tu tiesiog tada būni, žinai, arba skaitai kažkokį, tai nežinau, ilgesnį straipsnį, ar ten, nežinau, tiesiog žiūri į gamtą, klausai muzikos. Tai kas irgi nieko blogo, žinai. Ok, ačiū. Esi sakęs, kad esi labai savikritiškas savo. Jo, man įdomus, ką, pavyzdžiui, tu pasakytum jaunam dainiui, kuris, sakai, tu patyriau patyčias, ten paauglystėje ar vaikystėje, ką pasakytum dabar, ką tu viską, ką žinai, kokį duotum patarimą? Jo, tai turbūt yra du dalykai, kad viskas bus gerai kažkada tais ir kad tu esi mylimas. Nes to netinki su patyčiamis. Tu gauni tą tokį, kad tu esi kažkoks defektyvus ir tada lygų, kad tu defektus, aiškiai, esi nemylimas. Toks tas nieks nepriims. Nes iš tais tyčias ir tai atstumė iš dalies, tas nieks nepriims tokio. Ir tai tik tai norėčiau pasakyti, kad, tu esi mylimas ir viskas bus gerai. Ir gal, kad galima ir pastovėti už save. Kad net jeigu ir tada reikės ten kažkokios mėlynės gydytis, gal nieko to, gal tada jie atstos. Bet čia nežinau, aš nebuvau fiziškai stiprus tuo metu, tai man kažkaip ten, prieš 3 tada būna kartu šokbiškai, aš kažkaip neatsisiduoju, kas ten, ar tai reikėtų tikrai tada normaliai, ten, nežinau, į kiaušus visus išvanuoti, žinai, tipo, kad, net ir, nesažininga, bet, jeigu čia yra jau karas, tai tada visus taisyklės, žinai, dingsta. Bet aš nežinau, šiaip tai aš sakyčiau, kad reikia pasakyti tėvams ir tada tėvams pakeisti mokyklą. Nes yra labai didelis tas dalykas. Aš pakeičiau mokyklą ir, nežinau, mane priėmė, aš buvau normalus kitoje. Niekas negalvo, niekam neatrodo, kad iš manęs reikia tyčiotis. Aš nežinau, kodėl, prieš tai mokyklai atrodo, kad esu kažkoks tai mėmė, iš kurio galima tyčiotis ir išnaudožinai kažkokiu būdu, o pakeitus mokyklą kažkaip, ten gal, nežinau, gal mes jau buvom protingesni ir tada mūsų tie tokie, kad mes vis tiek norim ir mokytis, bet tada ir biškai pasilinksmint. Man tai nebuvo labai, kad ten nors pasilinks, bet aš norėjau pritapti, tai aš linksminus. Bet mes ir protingi. Mes sprendžiam uždavinius, sėdėm fizikos kabinetį ir sprendžiam fizikos uždavinius. O po to, vakarė varam į kiną. Ir, that's fine. Kažkaip, ir tada, kai tie žmonės tokie buvo, ir tada atrodo, geras, aš esu priimtas, aš esu savas. Tai kartais padeda pakeisti mokyklą. Nes nėra tas, kad mano asmenybė, žinai, pritraukia, žinai, tuos, kurie tyčiojasi. Jo, man šiaip įdomu, sakykim, galvojant apie jaunimą ir apie save ir šiaip žmonės, kuriuos sutinku jaunesnius, atrodo dabar, kai yra socialinės erdvės, tai, tu gali pakeisti mokyklą, bet, turbūt jaunas žmogus nesakys, išsitrinu appsus ir neegzistuoju. Jo, tai čia yra dar sunkiau, čia yra jau viskas, čia tau už klaidą šiandien nebetleidžia. Nes tavo klaidos lieka visą laiką. Bet įdomu, ką gali padaryti, net nebūtinai jaunas žmogus, manau, kad visiems. Aš pats pastebėjau, kad, sakykime, Instagram'e, jeigu tu scrollini ir tokį kontempliavimą pasidariau, kad, o ką aš keliu? Tai galvoju, aš keliu geriausius momentus. Jeigu aš nuvarau į Balį ir esu prie krioklio, tai aš įkelsiu ne kelią, kur eini šiukšlynuose ir tenai, nežinau, viskas labai prastai, bet įkelsi tą krioklį, kuris žiauri gražus ir už 3 metrų šiukšlių nekelsi. Ir tada pradėjau taip iš kitos perspektyvos stebėti, storijose, ką kiti kelia. Ir irgi tu neįkeli savo dienos, kur tu prašiausią momentą keli, kur geriausią momentą. Jo. Tai koks gal būtų ar patarimas, ar ką turėtų daryti žmonės, kad tokį
zoomautinti iš to ir neįsivelti į tos primetamus dalykus, kad, pavyzdžiui, jeigu aš keliauju balę, tai žmogus, kuris, nežinau, tenai dirba paprastą darbą ir negali sau leisti, nepasimtų mano to, kad eitų savo, tai aš nepilnavertis, jeigu aš negaliu sau leisti keliauti balį. Nu, čia kaip pavyzdys, aišku, bet tų primetimų dalykų. Nu, tai nereikia sekti tokių kaip Arnas. Viskas. Šiaip, nu, tai va, kas įdomiausia, kad mes šiaip galim pasirinkti, ką sekti. Bet renkamės sekti. Jo, tiesiog, bet mes scrollinam kaip toksai mindless, toksai scrollinimas ir ten viską mums rodo, bet mes galim išsivalyti savo, žinai, nu, Instagramą. Taigi yra algoritmas, na, kaip ir tik to. Vis tiek nekeičia konceptą, ar keičia, nu, jeigu, gerai, aš išsivalau nuo žmonių, kurie keliauja kaip pavyzdys, bet Instagramo tai esmė vis tiek yra didžioje daly kelt geriausią momentą kažkokį highlightą. Tai čia žmonių, tai taip, be abejo. Tai yra va, tas dalykas, kad, nu, nori kelti geriausius dalykus, tai čia pasirenki, ar tu nori kelti geriausius, ar tu nori kelti, žinai, nu, kažkokius tai realius dalykus, bet yra sunku tas realius dalykus kelti, nes noris irgi to priėmimo. Dauguma žmonių jaučiasi vieniši ir jie nori, nu, gauti kažkokio pritarimo iš tos ir tada ta graži fotkė kažkur tai prie krioklio, jinai duoda kažkokį pritarimą, žinai, ten kažkas baseiną, žinai, maudosi, kažkas tai ten miške vaikšto ir atrodo, o, faina, žinai, ten arba aš ant kalno užlipu, žinai, ir ten fotkinu, kaip aš ant kalno užlipu. Ir klausia, žinai, manęs, o tai buvo sunku, aš taip sakau, nesunku. Ir po to aš galvoju, kur aš čia, bet buvo sunku, aš tik pamiršau, nes aš lipau ant kalną ir man atrodo, viskas jau man yra gerai, čia mano gyvenimas yra išsipildęs, žinai. Bet tada vėl reikėjo nulipti nuo kalno ir buvo vėl sunku, žinai, nes tiesiog, nu, yra vargas lipti į kalną ir nulipti nuo to kalno, nes daug reikia, žinai, ten to grožio, žinai, nu jo, yra faina tai. Tai čia tas, žinai, tas momentas, kad mes turim, žinai, pasirinkti, ką mes norim sekti ir ką mes norim dėti patys. Ir, nu, aš žinau, aš dabar po truputėlį renkuosi, man sunku dar irgi, bet aš po truputėlį renkuosi, žinai, daugiau kurti, negu kad, nu, konsuminti gal. Ypatingai, va, nu, to greito turinio. Aš pastebėjau, kad labai, nu, aš suirstu tada ir mano nuotaika yra prasta, ypatingai daug suvartojant jo. Tai aš pasirodo, kad turėjau, žinai, nu, tipo, tų read later, žinai, prisisaugęs, belenkiek visko, žinai, ir tarkai neturiu appsų, žinai, telefoną, aš turiu, straipsnis, ir prašta kiek minučių, aš 10 minučių skaityti. Čia, tai gal nuo 3 pradeda, žiūrėk, nuo 3, žinai, bet po to žiūrėk, kad ir 10 gali perskaityti, žinai, bet kai susėdi Instagrame, tu prasėdi 15-20 pusvalandį, tu net nepastebi, kad tas laikas prabėgo, žinai. O skaitant, žinai, tavo dėmesys kitaip dėliojasi, tai, nu, praktikuotis reikia. Bet, pavyzdžiui, nu, sakykim, nu, turi ganėtinai, kaip čia įvardinti, gerą skillsetą dabar, nu, su psichoterapijos mokslas ir šiaip, vat, pastebėti tos momentus, ne, vat, nu, kad, va, užsiskrolinu, tai tada einu kažką, vat, produktyviau daryti, ar nežinau, vat, paskaityti, kaip sakai. Ne, taip nebūna, žinok. Aš jau užsiskrolinu, tai dažniausiai bet tame ir bėda, aš išsitryniu dėl to appsas, nes aš rytais pradėjau scrollinti, ko aš sakiau, kad negalim daryti. Ir aš supratau, kad man diena bloga yra, nes aš prascrollindavau, tada dar kas durniau darydavau, aš pamedituodavau 20 minučių ir kadangi ten yra, nu, tokia vedama meditacija guided, tai telefonas yra šalia. Aš tai tipo paėmė telefoną, išjungiu tą appsą ir įsijungiu Instagramą. Tarsime, aš galvoju, kaip čia tas pirštas taip automatiškai. Ir tada aš ėmiau drastišką priemonę, tiesiog išsitryniau appsus iš telefono, turiu tik tai kompę ir man nepatogu, bet aš tada galiu kurti ir man diena prasideda nuo kažko kito. Tai žinai, kur ne tai, kad aš sėsiu iš karto bus pagūna, nes yra pagūna tikrai, aš vietoj Instagramo tu pradėjau YouTube'ą, tipo, žiūrėti shortus ir kad ir šitą reikia ištrinti, nes irgi nesąmonė. Bet man tikrai, vat, yra kokios 3 gal ar 4 savaitės jau taip, gal 3. Nu, aš tikrai kažkaip geriau jaučiuosi. Aš daugiau džiaugsmo turiu gyvenimą, kažkaip aš daugiau padarau, nu, produktyvumas didesnis ir aš tiesiog sėdu ir darau vietoj. Nes kai paskrolinu, kame yra bėda, paskrolini, dopaminas labai nukrenta. Dopamino neturėjimas neužkuria motyvacijos kurti toliau, kažką daryti. O dopamino nebegali gauti, nes tu nieko nepadarėjai. Diena šiaip yra nuėjus, nu, daug kartų, žinai, niekur, nes tiesiog būdavo labai sunku.
Bet vat vis tiek, kad prieiti tokį, net ir tą, kad tu prieėjai, kad sakai, nu vis tiek kažkurio momentu pastebėjai, sakai, fuck, trinu appsus. Tai ką turėtų, nežinau, aš taip galvoju apie žmogų, kuris nėra galvojęs apie ten, nežinau, sąmoningumą, va tą mindfulness visą dalyką, ką žmogus gali padaryti, kad ta, arba ką mažiausiai gali padaryti, kad tą savistabą ugdytis, kad nes čia social media tai vienas dalykas yra, bet nu, tai gali būti prie bet ko susiję, ar tenai su aplinkiniais žmonėms, kurie ir va, gebėti pastebėti, kad, blema, bet man tai iš to nieko gero, aš tik tai šūdą gaunu, grįžtu namo, blogiau jaučiuos. Bet kad tai pastebėti, nu, nėra lengva. Tai va, ką žmogus galėtų daryti, kad tą savistabą ugdytis? Aš sakyčiau, kad yra trys lygiai tokie, bet čia bus kalba daugiau apie emocinį intelektą, nes tada tas savistaba atsiranda, arba emocinį raštingumą. Tai yra pirma, iš vis žinoti, kad yra emocijos, tai yra, kad aš iš vis kažkaip tai jaučiuosi, vienokiu ir kitokiu būdu, kad aš vat jaučiuosi vat dabar kažkaip tai. Pirma, aš suprantu, kad jaučiuosi. Antras, tada tas lygis yra, kad aš suprantu, kodėl taip jaučiuosi. Tai yra, nu, aš tipo, pasijaučiau. O kodėl aš taip galėjau pasijausti? Ar aš kažkur skubu, ar kažkas vyks svarbaus, ar susipykau su kažkuo, ar man kažkas kažką pasakė, ar ten padavėjai mane netaip pažiūrėjo ir aš pagalvojau, kad kažkas su manim kažkas negerai. Tai yra jau atrasti daug maž priežastį, dėl ko aš taip jaučiuosi. Ir trečias, aš taip galvoju, trečias yra pats aukščiausias, tai yra, kai aš pajaučiau ir paleidau. Tai yra, aš pajaučiu kažkokį jausmą ir sakau, okei, fainas jausmas, gal nebūtinai fainas, bet viskas tvarkoja, galim judėti toliau. Tai yra va tas, o savistaba, aš jau net nebeprisimenu, kaip iš tikrųjų savistaba pradėjau gydyti. Man atrodo, kad aš pradėjau nuo labai keistų ezoterinių tokių pratimų, gal nėra jie labai keisti, bet, pavyzdžiui, aš žiūrėdavau į žvakę ir bandydavau tipo žvakės liepsną padidinti, paauglystėje. Nes buvau prisiskaitęs, kad, nu, žinai, kūnas skleidžia energiją ir aš tipo, jeigu laikysiu žvakę tarp savo delnų, ta žvakės liepsna padidėjęs ir ten kažkur sakė žmonės, tipo, jo, taip yra, bet, nu, taip nebūdavo. Yeah. Bet, ką man padėjo, tai yra tokia, kaip čia, sufokusuotas dėmesys. Tai reiškia, kad aš galėdavau išlaikyti tą dėmesį ir po to atsiranda meditacijos, atsiranda kažkoks tai mindfulness ir, pavyzdžiui, aš neturiu problemos nežinot, kur mano daiktai, jeigu aš jūs ten padėjau. Aš vis laik žinau, kur aš padedu. Aš žinau, ar užrakinti namai yra, ar uždaryti ten langai. Nes aš žinau, kai aš tą darau, aš į tai nukreipiu dėmesį savo. Ir nėra taip, kad aš automatu tą padarau. Tai va čia yra mokymas tiesiog kreipti dėmesį. Vienas dar labai pratimas dėmesingumui, kas padės truputėlį po to mokytis ir tas savęs stebėjimui. Pavyzdžiui, yra, kai klausai muzikos, geriausiai galbūt gyvus instrumentus, tada biškai lengviau yra. Ten, kad ir kokį džiazą, žinai, kur ten 3 groja arba 4. Tu kiekvieną instrumentą išgirsk atskirai. Ir tada tipo atskirai, tada kartu, tada pereik prie būgno, klavišai, saksofonas, vėl ir kartu. Ir tada dėmesys šokinėja, mokaisi tiesiog atskirti ir iškoncentruoti. Ir po to atsiranda mindfulness, kur mindfulness yra toks, kai tu viską priėmi. Nu, toks, kai aš keistai atrodo, bet tipo, kad girdi garsą, žinai, bet tu girdi garsą, tada jauti skonį, ten, nežinau, kaip čia, žinai. Buvimas dabartyje. Jo. Tai aš, jeigu kas nori labai paprasta, tai tiesiog pradėti medituoti su kažkokiu tai ten, žinai, appsu ir viskas. Ir medituoti ir po 10 metų bus lengviau. Nei daug, nei mažai. Nu, žinai, aš nebežinau, kodėl medituoju, aš tiesiog medituoju, nes, nu, tipo, gali būti, kad, jo, bet gali būti, kad aš jau turiu labai daug naudos, bet kadangi jis taip po milimetrą keitėsi, kad aš nežinau, kad tai pasikeitė. Ir aš nebegaliu palyginti, o kas buvo prieš tai. Nes tiesiog aš nežinau jau. Man atrodo, kad viskas buvo taip pat. Bet gali būti, kad ir nebuvo. Man viena, Amando Paulausko tokia, mokytojų, gal jį pavadinsiu, mintis su meditacija, taip padėjo viskas sudėlioti, nes anksčiau, atrodo, versdavau save medituoti, nes žinau, kad reikia medituoti, ar kad čia žiauriai geras dalykas yra meditacija, bet niekada neišeidavo to daryti consistently. Ir tada man toks, kadangi esu labai racionalus ir loginis, paaiškino, kad meditacija yra kaip salė bicepso treniruoti. Tam, kad tu treniruoji protą, išlikti savistaboj, nešokinėti, negalvoti apie kotletus, o jau kitą sekundę, ką man rytoj reikės rengtis, dar kitą sekundę, ką aš ten darbe darysiu ir panašiai, o labiau išlaikyti ten testinumą ir kontrolį. Jo, tai čia tas teisingas. Medituoji, auga, nemedituoji, neauga. Okay. O ką pabaigai gal pasakytum, daug temų palėtėm, kokia pirma knyga ateina į galvą, kurią galėtum parekomenduoti?
Oi, labai yra gera. Yra keletą gerų knygų, bet viena tokia, šiaip daug labai yra gerų, bet viena tokia, kur man labai vis patinka vis ją perskaityti, nes aš vis juokiuosi, kai ją skaitau. Yra tokia awareness vadinasi. Dabar aš galvoju, pamiršau autorius, man atrodo, žinau, šitą man autorius. Bet aš vis ją perskaitau, labai man tokia patinka, nes jinai juokiasi iš žmonių ir ten labai pataiko tiesiai. Tai šita ir po to yra kažką apie meditacijas, yra viena labai gera knyga, ten yra ta Joko Beck tokia yra, jau jos nebėra, bet iš jos kalbų parašė yra 2 knygas ir tu gali bet kurią vietą atsiversti ir ten gali pradėti skaityti ir tada galvo, o geras, tai tokia kaip saviterapijos knyga, kai kur tokia, nes ten apie emocijas kalba, ir zen budizmas, jisai vis tiek tokį turi tą apie emocijas, tai ten gali būti. O šiaip daug yra knygų, kurias reikėtų skaityti, tiesiog skirtingam amžiuje, skirtingas. Gerai. Pasikviesim dar kartą į podcastą, gausim dar kitų knygų rekomendacijų. Ačiū, Dainiau. Ačiū, kad vėlėt.